Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia, visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai. Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Sandraugos kitokia Lietuva pareiškimas dėl Kauno termofikacinės elektrinės. Vasario 7 dieną Lietuvoje viešėjo koncerno Gazprom viceprezidentas Aleksandras Medvedevas. Interviu Verslo žinioms jo buvo paklausta. Gazprom Kaune turi termofikacijos elektrinę ir atrodo, jog šis projektas žlunga pirmiausia dėl to, kad dujomis varomose jėgainėse pagaminta elektros energija Nord Pool zonoje negali konkuruoti, bent jau tol, kol dujos Lietuvoje kainuos tiek, kiek dabar. Kai Gazprom pirko KTA, buvo prognozuojama, jog atitinkamai vystysis ne tik dujų, bet ir elektros energijos, taip pat šilumos rinka. Tačiau vėliau aplinka buvo pakeista iš esmės. Nors labai daug kalbama apie dujų rinkos liberalizavimą, tačiau elektros energijos ir šilumos gamybos sektoriuose vyksta priešingai, vis labiau viskas reguliuojama. Todėl KTA ekonominė padėtis yra labai sunki. Žinoma, buvo sunkus laikai, krizė, tačiau visi ją šiaip taip įveikėme. Tačiau mes nematome, kad būtų grįžtama prie pradinių susitarimų dėl KTA. Jūs laidojate šį objektą? Mes KTA pirkome tam, kad plėtotume verslą, tačiau neįmanoma įgyvendinti investicinės programos tik vienos pusės pastangomis. Sąlygos dabar tokios, jog pinigai būtų išmesti per orlaidę. Mes neaptarėme šios problemos su ministru pirmininku, tačiau manau, kad tai bus vienas iš punktų mūsų teikiamame problemų sąraše. Jį mes su ponu Kubiliumi susitarėme sudaryti drauge. Primename, kad pirkdamas elektrinę koncernas Gazprom įsipareigojo ją modernizuoti, investuodamas 400 milijonų litų ir, kaip žinome, savo įsipareigojimų neįvykdė. Neįvykdė atvirai padedamas Lietuvos piliečių, kurie mulkino pažadais statyti naują elektrinę už milijardą litų. Visa ši komedija buvo vaidinama, matomai ne už dyką. Už 400 milijonų litų dovaną taip pat matomai buvo atsilyginta. Taip pat mes nekartą rašėme, kad 2011 Liepos 14 dieną Kauno miesto savivaldybės taryba mero Rimanto Mikaičio iniciatyva patvirtino žemės sklypo elektrinės teritorijoje detalųjį planą naujos elektrinės statybai, nors Gazprom net nesiruošė jo statyti, o pardavinėja esamą elektrinę. Apie tai mes išsamei rašėme rugpjūčio 22 dieną pareiškime. Pareiškimas. Jokios elektrinės Kauno miesto Taikos prospektas 147 Gazprom net nesiruošia statyti. Pateikime viešą informaciją iš Gazprom internetinio portalo. Šių metų birželio 22 dieną įvyko spaudos konferencija tema Gazprom strategija elektroenergetikoje. Pranešėjas RAB, tai yra ribotos atsakomybės bendrovė, Gazprom Energo Holding generalinis direktorius Denis Vladimirovič Fiodorov. Štai ką pasakė šis aukšto rango pareigūnas. Pas mus dar liko Kauno termofikacinė elektrinė. Artimiausiomis savaitėmis mes laukiame Gazprom direktorių tarybos leidimo dėl jos pardavimo. Atliktas jos įvertinimas ir medžiaga randasi pas Gazprom direktorių tarybos narius. Toliau šiame pareiškime mes nurodėme, kad dėl tokios akivaizdžios mero Rimanto Mikaičio inicijuotos 400 milijonų litų dovanos Gazprom kilo skandalas ir rugpjūčio 3 dieną netruko pasireikšti savo viešų pareiškimų Kauno miesto savivaldybės meras Rimantas Mikaitis. Štai ką jis pareiškė. Tačiau 2016-aisiais pagal ES aplinkosaugos reikalavimus tokio tipo elektrinę, kokią veikia Kaune, teks uždaryti. Gaivinti seną aplinką teršinti laužą, kaip tai siūlo konservatoriai, būtų absurdiška. Todėl Taikos prospekte ketinama statyti šiuolaikinę kombinuoto ciklo kogeneracinę elektrinę, į kurią planuojama investuoti beveik milijardą litų. Ši elektrinė projekto rengėjų teigimu leistų kauniečiams atpiginti šilumą iki 20%. Sandrauga kitokia Lietuva tada pareiškia, kad tokiu viešu Kauno miesto savivaldybės mero Rimanto Mikaičio pareiškimu Gazprom nedelsiant pasinaudos. Kaip matome, taip ir įvyko. Todėl šiandien mes klausime, kuo skiriasi Gazprom viceprezidento Medvedevo pasakyti žodžiai sąlygos dabar tokios, jog pinigai būtų išmesti per orlaidę nuo mero Rimanto Mikaičio viešo pareiškimo. Gaivinti seną aplinką teršinti laužą būtų absurdiška. Šiam kartui dar primename, kad merą Rimantą Mikaitį šioje istorijoje aktyviai rėmė jo partijos kolegė Ona Balžekienė, judėjimo Vieningas Kaunas lyderis Visvaldas Matijošaitis su savo komanda savivaldybės taryboje, taip pat tarybos nariai Kęstutis Mikėnas, Aušra Ručienė, Kazimieras Nausėda bei Gintaras Jonas Furmanavičius.
Mūsų turima informacija leidžia padaryti išvadą, kad visų akise vyksta dar viena afera, tik kai kieno akis sąmoningai užmerktos. Apie tai sekančiuose laidose.